Atsibodo klasikinis Cuba Libre kokteilis. Tai štai jums meksikietiškas atsakas į kubietišką Cuba Libre kokteilis de Batanga. Tai šis kokteilis buvo sukurtas Meksikoje, Tekilos mieste, bare La Capilla, šio baro savininko vardu Don Javier Delgado Corona 1961 metais. Tai reikia pasiruošti stiklinę, pirmiausiai perpjaunu peiliu laimą per pusę. Būtent to laimu šiek tiek patrinu stiklinės kraštą, kurį papuošiu druska. Tada į stiklinę pridedu ledukų, pilu 45 ml tekilos, išspaudžiu pusę laimo ir iki stiklinės viršaus pripilu Coca-Cola. Kad kokteilis vadintųsi Batanga, būtina kelias sekundės pamaišyti būtent su tuo peiliu, su kuriuo perpjoviau prieš tai laimą, kurį panaudojau kokteiliui. Geras tekila su kola derinys.